Prie tavo durų Kristus šiandien stovi, tyliai beldžia. Tačiau jei auksas arba kiaulės jam praeit neleidžia, jis neįsiverš jėga, tik pasitrauks, nueis, paliks tave su lobiais, tau mielais. Jis nenorės ten, kur prigrūsta visko pasilikti. Ugnim nuskaistinta švara valdovo dera pasitikti. Ir kambariai turi kvepėti gaiviu, maldos bei nuolankumo išgrynintų kvapu. Jisai ateina jis jau čia. Ir nemėgina laužtis, stovi tik prie durų laukia, kol iš vidaus tu rankeną paspausi. Šiandien kiekvienas iš mūsų turėtume užduoti savo klausimą. O kas svarbiau man? Yra labai daug žmonių, kurie verčiau pasirenka ką kitą, kas niekiek negeriau už kiaules, o ne Kristų. Nebandau nurodyti jums, kokioje padėtyje turi būti jūsų kūnas, kai garbinate Dievą, tačiau mūsų sielai reikia parpulti kniūpščiai prieš Dievą. Kai mano krikščioniškas gyvenimas pasidaro blyškus ir miglotas, aš pasilieku vienas, puolu veidu žemėn prieš Viešpatį ir išlieju jam visą, kas yra mano širdyje. Kada jūs paskutinį kartą buvote sukniubęs prieš Dievą? Kada paskutinį kartą puolėte kniūpščias jam po kojų? Tai mums naudinga. Šis veiksmas padeda pabusti iš gilaus miego, pramuša kiautą, kuriame mes gyvename. Jei išmoktume parklupdyti savo sielą prieš Dievą, jis išugdytų mumise kitokį nusistatymą. Nežinau, kas gali būti garbingiau negu parpulti veidų prieš Jėzų Kristų. Tik krikščioniškas tikėjimas gali pakelti žmogų iš dulkių ir vėl pastatyti ant kojų. Dabar kūrinys gali ateiti pas Kūrėją. Žmogus, kuris buvo pražuvęs nuodėmėje ir ilgą laiką ritosi žemyn, šiandien gali kilti vis aukščiau ir aukščiau, garbindamas Kristų. Tik Jėzus Kristus ir jo garbinimas pakelia žmogų iš dulkių.